kiekviena mokykla savo įskaitos maršrutą susidėlioja pagal save, tai aš tiesiog pafilmuosiu savo mokyklos įskaitos maršrutą. Kartais nors ir mokam atmintinai, kur pasuksim, kur ką darysim, bet privažiavus tam tikrą situaciją priimami neteisingi sprendimai. Tai žinant kelią yra lengviau tarsi planuotis, bet nebūtinai padarom teisingai, nors ir patys žinom kelią, kur važiuosim. Todėl bandysiu tiesiog parodyti, kokia ta įskaita jinai yra, bet ar jums ją pavyks išlaikyti ar neišlaikysit, tai priklausys tik nuo to, kokius sprendimus tuo metu susidarius kažkokioms eismo sąlygoms priimsit teisingai arba neteisingai. Tai maršrutė yra ir regitros vietų, kur jie ten dažniau, tarkim, važinėja, ne? Nes vis tiek mūsų maršrutas turbūt susietas su aikštelė ir mokykla, tai visai skirtingi tie atstumai, tai tam tikrose vietose galbūt pasižiūrėsim, ką kaip ir regitroj reiktų daugmaž atkreipdėmėsi. Bet čia mums principe yra ne regitriniai maršrutai, o tiesiog mokyklinės įskaitos maršrutas. Tai va, pradedam. Tai aikštelę palieku po dešinę ir važiuojam. Tai į šitą kelią, kad jūs įvažiuotumėt, tai jūs neturit pirmumo, nes jūs išvažiuojat iš tiesiog teritorijos, ne? Čia po šonu dar viena aikštelė, jie irgi prieš šitą gatvę neturit pirmumo. Suksiu į kairę, tai prisilietinu, jeigu didelis gabaritas, ką man įvažiuotų, tai aš giliau į priekį ir supuos. Būsiu šalutinis, suksiu į dešinį, čia greitis 50, suku į 50, pasižiūriu iš kairės, nieko nėra, įsisuku į pagreitėjimo juostą, rodau kairę, žiūriu šoną, rikiuoju, laikaus borto, prieki mano juosta išsiskiria į dvi. Šiuo metu yra platu, važiuoju palei bortą, paskui bus dar plačiau, važiuosiu dar labiau palei bortą. Per sankryžą posūkių nerodau, pakreipiu, viskas. Posūkis būtų klaidinantis, nes yra įvažiavimas. Teritorijos arba sankryžos negali būti su posūkiais pravažiuojamas, o nuvažiuoja tiesiai. Tai nuo borto prie borto, vingis tiesiog sankryžos, vingis. Žiediniai sankryžoj 4 išvažiavimas, tai čia va tas žiedas, kuris ženklais dar nėra teisingai sutvarkytas ir mes važiuojam aplinkui paprasčiausiai ratą per pirmą eismo juostą. Privažiuojant žiedą esam šalutinis, tai kairė ir žiedas yra pagrindinis. Pasižiūrim ir kairė ir žiedą. Ir esu pirmą juostą ir suku iškart prie pirmos į kampą. Pirmas rutuliukas išvažiuot. Antras rutuliukas išvažiuot. Trečias rutuliukas išvažiuot. Keliu posūkį, 4 mano. Išvažiuoju, greitis 50. Didelis gabaritas užstoja ženklus, tai va žiūrėkit, kada pradėsit matyti tą 60. Tai tik nuo ženklo greitis 60. Matau priekį sankryžą, negaliu lenkt, bus ištisinė ir per sankryžą nelenkti negalima, ne? Ir jeigu jis važiuoja 60 arba tarkim 55, tai jau mes nelenkiam. Lenkimui skirtumas turi būti apie 20 km per valandą. Tai reiškia, jeigu mūsų greičiai tolygus, panašus ten 5, kokie 6 skirtums, tai jau nelenkiam. Tai tiesiog važiuojam didesnio atstumo, bet lenkimo nedarom. Tai dabar greitis 60. Iš žiedo išsukus buvo 50 ir tik nuo ženklo 60. Ir kai yra kalnai pakalnės, labai atsargiai su greičiu, dėl to, kad į kalną reikia šiek tiek daugiau gazo, o nuo kalno reikia šiek tiek prilaikyti, kartais netgi stabdį, bet čia priklauso nuo situacijos, aišku.
kuo stipresnė nuokalnė, tuo labiau reikėtų lėtinti, ne, kad neįsibėgėtų automobilis. Gale bus išsišakojimas į kairę ir į dešinę, tai mes laikysimės kairės, nes mums reikia pagrindinių. Matau, kad greitis baigėsi, tai atleidžiu greitį ir laikau 50. Pro ženklą nubraukta, tai aš privalau jau leisti, tai reiškia mieste 50. Išrikiuoju grinai palei bangą. Esu pagrindinis, suksiuos viena, važiuosiu prie borto. Tai galėčiau važiuoti ir į pirmą, ir į antrą juostą, bet tiesiog rodau kaip teisingai. Važiuoju prie borto. Nu ir aš jau jį apsilenksiu. $50 greitis. Grįžimą darau tik tada, kai jį matau dešiniam veidrodėlį sielą. Tai matau, grįžtu. Nes čia jau buvo nebe grįžimas, o iš tikrųjų lenkimas. Nu, baigia manevrą, tarp važiuojančios mašinos reikia matyti veidrodėlį. Kuo didesnis greitis, tai tada būtų tas veidrodėlis. Važiuosiu į kairę. Rikiuoju. Ant žemės neteisingai parodyta, nes rodo dvi į kairę. Ir ta. O mėlynas ženklas tik vieną. Tai dar kart rikiuoju. Grinai palei bangą. Ir jungiu, kad į kairę. Į kairę suksiu viena. Reiškia iki borto. Tai sukant vienai aš galiu suktis ir į pirmą, ir į antrą juostą, bet yra geriausia iškart į pirmą, kad nebereiktų daryti rikiavimų. Tai reiškia, važiuoju iki borto, nes sukuosi viena, arba kitaip tariant, pirma į kairę važiuoja į pirmą juostą. Pakreipiu palei punktyrą, tada davedu iki borto, pakreipiu palei punktyrą, tiesinu palei ištisinę. Šitie iš dešinės prieš mane pirmumo neturi, greitis 50. Matau pervažą, greitį lėtinu, pavarą žeminu, jeigu su mechaninė, ir pasižiūriu kairę dešinę, važiuoju tiesią galvą per pervažą, o ne vinguriuoju. Tai per pervažą nenuvinguriuokit. Prieš pervažą pasidairot ir per pervažą galvą tiesi. Prilėtinimas priklauso nuo to, kokio blogio ten, tarkim, bėgių padėtis, ne? Jeigu kaip šičia, tai galima iki 20 prisilėtinti jungti antrą pavarą, nes nesutvarkyta pervaža, tai tikrai tie metaliniai bėgiai labai iškilę. Tai priklauso nuo to, kokia ta pervaža. Jeigu jinai lygi tiek daug prilėtinti, gal ir nereiktų. Pagal situaciją. Greitis vis dar 50. Reguliuojamoje suksimės į dešinę, tai reiškia ten, kur šviesoforas arba reguliuotojas. Rodau į dešinę. Kliūtis, rodau, kad lieku su linija. Laikausi, jeigu reikia, ir ant linijos saugus atstumas pirmumas. Tada posūkis į dešinę. Kad grįžtų dešiniau, juosta plati, važiuojam po dešiniu kraštu. Čia pratimų su registra dažnai atlieka. Greitis 50. Toliau sankryžoje laikysimės pagrindinės krypties. Iš karto žvelgiu, kad
iš kairės atvažiuojančių neturiu, va dabar turėsiu. Bet pasižiūriu, pradedu rikiavimą, leidžiu jai pirmai prieiti prie manęs, tada aš iki borto, tai prie linijos buvau, tada iki borto ir sukuos. Aš pagrindinis, šonų kažko praleis man nereikia, bet parikiavimą planuojat, nes jeigu žmogui bus kliūtis, jisai suksis pas jūs plačiau, į jumis. Tai jūs turite susiplanuoti savo parikiavimą į kairę taip, kad jum į priekį kits neįvažiuotų. Suksim į dešinę, stop ženklas medį, kaip matom, ane? Artėja vasara, daug medžiuose bus ženklų, dėl to, kad šiauliai tokie jau yra. Sustojau, privažiuoju kampą, žiūriu į kairę ir į dešinę, ar ant priešpriešos net važiuoja automobilis. Tai man priekio praleisti čia nereikėjo, nes aš į dešinę sukaus. Sukant į kairę būčiau ir priekį praleidus. Tai tik tai šonai buvo, ne? Suksim į kairę. Rodau, šiek tiek dešiniau, nepersistengiu, kad per daug nenuvažiuot. Taip, kad iš galo dar tilptų automobilis į dešinę, išvažiuoti išlendu į priekį. Ir sukuos. Vienpusis eismas zona 30. Reiškia, kur be pasuku, ar į dešinę, ar į kairę, vis dar bus 30, kol nepasieksiu to ženklo perbraukto, kad jis baigęs. Tai suksiu į kairę, pririkiuoju prie gairelių, nes vienpusis nuo kairės, rodau į kairę, šonai šalutiniai, nes pas juos tokie ženklai, o pas mane nieko nėra, reiškia, aš jų ir nežiūriu. Veidrodis, gatvės vidurys, susisuku į tą gatvę ir tiesinu link žolės. Nepradedat sukti kairę per anksti, nenukertat kampų. Siaura gatvė per anksti pradėjus suktis, jūs atvažiuosit į vidurį. Va šitaip išsisuksit. Tai jūs prieš eismą realiai įsisuksit. Suksim į kairę. Vėl rodau į kairę. Dabar jau esu šalutinis, tai praleisiu visus. Tai dešinę priekį kairę turiu prasileisti. Stoviu su paruošta pirmą pavarą, nes stoviu pirmą eiliai. Na ir to iš priekį aš nebelauksiu. Iki viduriuko veidrodį įvedžiau ir susisuku. Ir leidžiuos prie borto arba prie žolės arba prie dešinės. Tiesiog prie dešinio krašto. Ir 30 vis dar zona. Vėl turėsim mediją stop ženklą, nu ne mediją, bet tiesiog šakos sustoja. Tai zonos pabaigos ženklas ir stop ženklas. Pirmiausia, sustojam. Tai va, dabar aš jau skaitau, kad sustojau tinkamoje vietoje ir jam išvažiavus, o jeigu būčiau biškį anksčiau, tai dar pavažiuočiau, sustočiau dar kartelį, po to privažiuoju gatvę, sustoju dar kartelį. Tai ar jūs sustojat jau tinkamoje vietoje, irgi yra svarbu. Dabar pavažiuoju šiek tiek į kampą, nes jam tą gatvę į kampų. Žiūriu šonus. Tai tik su stabdžiu į priekį arba su automatinė, o su mechaninė tik su sankaba ir stabdžiu. Prisižiūriu ir nieko, dugnas gazas, nes nebūtinai nieko, ne? Čia dažnai darot įkalnę sustojimą, tai ten jau ratų susukti nebereikia, bet tiesiog, kad sustojat prie borto ir tada su posukiu nuo krašto pradedat važiuoti, jeigu jūsų nelenkia. Bet per įskaitą to neatlikinėjom. Pagrindiniu. Posukis. Pakreipiu ir žiūriu. Yra kliūtis, važiuoju plačiau, šiek tiek ant linijos ir tokiu, kad būtų saugus atstumas. Greitis 50. Kliūtis baigęs rodau, žiūriu, grįžtu iki borto. Išjungiu posūkį. Neišjungit posūkių per anksti, kai jūs keičiat tarsi vieną eismo juostą, o ypatingai jeigu tai atlieka tarp punktyrinių linijų. Tai tada jau turit tikrai visą gabaritą perkelti į punktyrinę pusę, tą sekančią, tik tada išjungt posūkį. Reguliuojamai į dešinę. Sukant į dešinę turėsiu stotelę dešinėje, todėl suksiuos šiek tiek plačiau. Pradžią darau vis tiek palei bortą ir tada leidžiu vairui eiti plačiau.
Po dešinę pėsčiuosius turėčiau prasileisti, jeigu jų būtų. Jeigu nėra, tiesiog darau pagreitėjimą. Tai reiškia pirmas, antras sukuos. Jeigu yra, važiuoju tik su pirma, lėtai prasileidžiu, tada tik tai greitėju. Jeigu tai liečia mechaninę pavarų dėžę, ne? Tai va, pirmas, antras pakreipiu, tada čia šonė stotelė, tai važiuoju plačiau. Greitis, bet matau, kad yra raudonas, tai aš tiesiog galiu šiek tiek atleisti greitį. Reguliuojamoje suksimės į kairę. Iš 2 juostų galima suktis į kairę. Tai toje, kur stoviu ir yra į kairę ženklas. Nekeičiu juostos, privažiuoju daugmaž 3-4 automobilių atstumą ir rodau į kairę. Pirmą juostą į pirmą. Reiškia, viduriukas iki borto turi važiuoti. Tai aš važiuosiu iki bortelio. Jeigu važiuotumėt tiesiai, tai į zoną 30 patektumėt. Tai jeigu per žalią suspėjate važiuoti į sankryžą, tarkim jūsų greitis 50, tai jau iki ženklo reiktų pradėti susilėtinti iki to 30 greičio. Iki pat bortelio, tai prieki tiesiai, šiek tiek pakreipiu, žiūriu, kur bortas, pasuku, leidžiu vairą. Ir gaziukas 50. Reguliuojamoj sankryžoj apsisuksime. Rodau posūkį, apsidairau, keičiu eismo juostą. Apsisukti galima tik iš juostos leidžiančios sukti į kairę, tai žiūrim, ar galima sukti kairę. Galima. Rodau posūkį, pakeičiu eismo juostą, nes iš tos tai tik tiesiai, tai reiškia, iš jos neapsisukčiau. Ir apsisukimą atliksiu tik, kai švies rodyklinis į kairę. Reiškia, per paprastą žalią važiuos tik tie, kas važiuoja tiesiai. Sankryža neturi, aš stoviu prie 2 ištisinių. Reiškia, apsisukimą darysiu sankryžos vidury, nes neturiu matmens, apie kurį galėčiau apsisukti aplinkui kaip salelė, ne? Tai į sankryžos vidurį ir tada sukuos. Kaip tą sankryžos vidurį nužiūrėti, tai yra per kairį langą, aš žiūriu, kad atsirasčiau daugmaž ano kelio viduryje. Tai man ne į šitą gatvę reikia žiūrėti, bet po kairę, kad aš būčiau
toj plačiausioj vietoj, kur apsisukimas vyktų be sustojimo, nes per vieną kartą turėsiu apsisukti. Tai rodyklinis užsidega, judu. Pirmą pavarą, antrą pavarą, gazo nebeperspaudžiu. Pažiūriu, daugmaž jau vidurys. Apsisuku, vat plačiausiai šitos va gatvės vietoje apsisuku. Jeigu iš dešinės būtų mašina, praleisčiau ir užbaigiu prie dešinės. 50. Tai per rodyklinį, kai apsisukat, dažniausiai jum praleis nieko nereikia. Į kairę, kai sukat, dažniausiai į kairę visiškai nereikia nieką praleisti, bet kai apsisukat, dažniausiai nereikia praleisti, nes tai rodyklinis. Bet kartais rodyklinis būna mum į kairę, o jiem rodyklinis į dešinę. Tai tokiu atveju tada jau praleisti iš dešinės reikia. Va čia va tokie biški sunkus dalykai. Praktiškai, nežinant, ar jisai per lentelę ar per šviesoforą išvažinėjai, turi realiai tiesiog praleisti žmogų. Nors jeigu jis per lentelę, tai nereikėtų praleisti, kai būna papildoma į kairę, tai į dešinę. Tai žodžiu, mūsų atveju va toj va sankryžoj, kur aš apsisukinėjau, tai jeigu būtų mašina po apsisukimo, va taip iš dešinės pareinanti, aš ir turiu ją praleisti, nes jai irgi šviesoforas. Ir čia nenuvažiuot kartu su autobusu į stotelę, nes mes ne autobusas, ne? Tai po dešinę ir po kairę turim zoną 30, zoną 30. Šitą gatvę 50. Dar toj po dešinę yra ir vienpusis eismas, Ragainės vienpusė gatvė. Tai rajoniukai, kuriuos važinėja, mes tik iš kitos pusės per įskaitą jį darom. Pavyzdžiui, dabar aš su 4 važiuoju, jeigu ką, bet čia priklauso vėl, kada jūs tą pavarą pasikeitėt, ar buvo ten eismas ar ne, gal su 3 važiuosit, čia dėl mechaninės dalies. Tai, kai kitą kartą klausėt, jums man 4, ne pagal apsukas žiūrim, ar pagal greitį žiūrim, tiesiog pagal situaciją. Į dešinę, po to tiesiai rodau, prilietinu, žiūriu, kad nebūtų pėsčiųjų ir dviračių, jungiu 3 sukuos, nes čia jau gaunas kaip vingis, jeigu būtų pėsčiųjų, tektų iš visų stoti. Toliau tiesiai žiūriu, rikiuoju. Tiesiai ir stop. Po šitos mašinos ir aš turėsiu ten sustoti, pervažiuoti tiesiai, tik tada suktis į kairę. Tai pirmiausia, sustoju, 1, 2, 3, skaičiuoju tik sustojus ir, aišku, jūs čia lėčiau, aš čia gal greičiau, taip, rodau šalutinius, reiškia neskubu, keičiu posūkį, tada pradedu žiūrėti. Jeigu nieko nėra, nei pirmoji, nei antroji juosta, vis tiek darau atskirus rikiavimus. Į vieną juostą vėl pažiūriu, į kitą juostą. 2 atskiri, nors ir nebuvo mašinų. Posūkis liko tas pats, posūkis nesvarbu. Jeigu neatšoko, tai ir neišjungiu. Bet rikiavimai atskirai 2 kartus. Žiediniai, antras išvažiavimas. Žiedė iš tos juostos, kur aš esu, tik vienas išvažiavimas. Reiškia, keičiu juostą. Ir antras bus tarsi važiuočiau į kairę, tik panaudoju žiedą. Reiškia, pažiūriu, iš kairės nieko nėra ir važiuoju aplinkui ratą, kol nuvažiuosiu į kairę. Tai skaičiuojam. Įvažiavau žiedą.
pirmas rutuliukas ne man, keliu posūkį, nes antras rutuliukas mėlynas man, ne? Ir išvažiuoju į antrą išvažiavimą. 50. Tai ten, kur gatvė ką tik važiavom, irgi 50 iki žiedo. Reguliuojama į kairę. Raudonas, atleidžiu greitį. Nuo rodyklių rodau į kairę. Į kairę suksiu per rodyklinį, praleis nieko neturiu ir čia yra salelė ir dar bus papiešta punktyrinė linija. Reiškia, aš sukuos vienintelę važiuosiu iki borto. Kai salelę nedarom jokių iki vidurio, palei salelę kampu, o jeigu nupiešta punktyrinė linija, tai dar lengviau važiuoti, nes jin rodo, kur važiuoti. Tai nenaudoti viduriuko, kai yra salelė. Čia visai du skirtingi dalykai. Jeigu turim dvi ištisinės linijas šalia, tada tiesiai važiuojam ir po to sukam. Jeigu turim salelę, palei salelę ir jeigu dar ir punktyriuks mumis nuves, tai iš vis bus lengva įvažiuoti. Tai sukam į kairę. Tai va, privažiuoju salelę, pakreipiu priekį, žiūriu, yra punktyras, tai palei tą punktyrą link bortelio ir įvažiuoju. Gatvė plati, laikaus palei bortą. Jeigu reiktų važiuoti į kairę, tada važiuočiau nuo vidurio linijos. Reiškia, parikiuočiau ir tada tik sukčiau. Prieš perėjęs įsitikinate, ar tikrai saugu kirsti sankryžą, nes iš karto vieną antrą, ne? Vis dar palei bortą, nes važiuoju tiesiai. Raudonas, atleidžiu. Šiaip tai prieš stabdymus nepamirštate galinį veidrodį pasižiūrėti, kad nebūtų stiprus, o būtų švelnus stabdymas. Jeigu suktumėtės į dešinę šiuo atveju, neskaitant to automobilio priekį, tai būnu prie stopo, sustoju ir galiu važiuoti dešinę, nes papildoma lentelė po sustojimo leistų suktis į dešinę, ne? Tai šitoj situacijai tik tai tiek, kad per raudoną tenka sustoti, o per žalę būtų tiesiog važiavimas į dešinę. Mes sankryžoj tiesiai, tai galima iš dviejų juostų, iš dabar arba šonu. Tai jeigu reikiuoju posūkį, bet nelipu ant borto, prasileidžiu bortą už veidrodžio ir tada pakreipiu link šito bortelio ir lieku prie ištisinės kairės linijos, nes prieki vienpusis ir parkingas. Tai važiuosiu palei punktyrą. Iš tikrųjų, tai dabar supratau, kad saulė labai spigin ir net neįsivaizduoju, kokią gerumą bus šitas įrašas. Tai gausis kaip gausis. Bent jau girdit mane. Tai va, palei punktyrą, toliau nuo kliučių. Perėję, žiūrim, kalniukas, žiūrim. Per tokius galimas kokį 3-5 važiuoti, tai čia žodžiu nereikia atskirai labai užsistabdyti. Jeigu į dešinę reiktų, parikiuoti reiktų, prieš perėję palėtinu, žiūriu, nieko, važiuoju. Vėl perėję, bet ir kalniukas, tai jeigu jau važiuojat greičiau, tai šiek tiek reiks palėtinti vien dėl kalniuko. Ir žiūriu, nieko neturiu, bet prie sekančios gal tas su paspirtuku, bet ne. Žodžiu, apsižiūrit, važiuojat visą laiką viduriukų, nevinguriuojat. Tiesiai iki šviesoforo tiesia linija. Šoninė juosta palieka tik į dešinę važiavimui, tai aš niekur nesuku, reiškia vis dar tiesia linija važiuoju. Čia 50 greitis visą tą gatvę, bet skirtingai važiuoju pagal situaciją, suksiu į kairę. Vienpusis parikiuoju, prie perėjos į kairę rodau, kad į kairę stabdau,
sukuos nuo kairės, tai vertinu, kad iš kairės pusės, jeigu bus man mašina, kad nenunešiau priekio, tai būtinai veidrodis ties viduriu, įsisuku tada tik tai prieki ir tiesinu link automobilių dešiniai, link krašto. Tada žiūriu toliau, ar turiu kliučių, o šiuo atveju kliūtis yra. Tai žvyrą apvažiuoju ir grįžtu atgal į dešinę ir stop ženklas už krūmo. Į kairę stoju prie ženklo, pasiruošiu pavarą, iki matomumo zonos tik išlendu. Tai va dabar tarp medžių matau kelią ir praleidžiu šonus priekį. Nieko nėra, viskas, nebesidairau, judu. Viduriukas susisuku, nes kliūtis ir prie linijos laikausi. Kliūtis baigėsi, viskas, posūkis dešiniau, pasižiūriu, grįžtu iš karto iš kliūties. Nes plati gatvė punktyras, ne plati yra. Tai reiškia, aš prie dešiniau, jeigu tai ne parkingas. Laikausi per sankryžą palei punktyrinę liniją arba pagal ištisinę, nes važiuoju tiesiai. Kas į dešinę galėtų šiek tiek dešiniau, o aš tiesiai, tai aš pagal savo tą šoninę liniją. Tik nelipu ant linijos, ne? Įvažiuosim į vienpusį eismą. Jeigu reiktų važiuoti į kairę kažkur tenais tuose mažuose, tai reiktų pasirikiuoti į kairę juostą, kad būtų galima suktis į kairę. Mes važiuojam tiesiai, tai ir važiuosim visą kelią tiesiog tiesiai, bet šitą gatvę tai gaunas, kad ne tiesiai, o vinguriuotai. Tai prašom mokytis, kaip važiuojam šitoj gatvėje. Ir vienpusiam eisme, bet kokie atitolimai, privalot stebėti kairių šoną, šaliagi mašina važiuos, o ne iš priekio, ne? Tai va, čianais per sankryžą punktyras veda į vidurį, nuo parkingų, 50 greitis, vienpusis eismas. Po dešinę būtų 20 zona, jeigu važiuotumėm į dešinę. Ir jeigu reiktų į dešinę, tai nuo dešiniau, reiškia pareikiavimo reiktų. Mes važiuojam palei liniją, prieš perėją palėtinu, pasižiūriu, yra pėstysis, prasileidžiu ir važiuoju per sankryžą šitaip, nes man punktyras, kiek dar atseit jo matau, taip nuveda, tada mano juostoj kliūtis, o čia vienpusis, reiškia, prasileidžiu tą, kuri jau važiuoja savo juostoj, pas ją parikiuoju, kartais čia taip stipriai nebūna mašinų, tada važiuoju tiesiog palei mašiną. Ir vėl rodau, kad grįžtu dešiniau prie dešinio krašto. Dviem juosta, tai reiškia, turim dviese ir silpsi, stebim perėję. 30 greitis. Reguliuojamoje į kairę. Parikiuoju, nes yra stotelė. Tada dešinę, kairę, ne? Vat stotelės nepriskirkit šitam ženklui, kurį dabar tik tai turim, nes kartais jūs stotelę priskaičiuojat. Viduriukas iki borto važiuosi kairę, ne? Tai vat iš vidurio varau, per visus tuos punktyrus pervažiuoju iki pirmos juostos ir įsisuku palei bortą, tada mes į dešinę. Bet jeigu tylėtų, reiktų jau rikiuoti viduriuką, kad važiuoti tiesiai į centrą, o ten jau būtų 30 greitis. Su regitra kalbu, bet mes važiuojam į dešinę. Tinka ir paprastas, ir rodiklinis, tai mums abu tinka. Pėsčiųjų po dešinę nėra, dviračių nėra, įsisuku. Tai man reiktų per paprastą šviesoforą dar pėsčiuosius dviračius prasileisti, ne? Jeigu per rodiklinį jų tiesiog nebūtų, keliukų neužstatinėjau, žalias važiuoju, nes jau juda srautas. Laikausi dešiniau, nes gatvė platesnė, linija per toli, jeigu į kairę reiktų prie kairės. Bet aš nevažiuoju į kairę, dėl to laikaus palei bortą. Pagal priekinį automobilį galit matyti, ant kiek didelį tarpą palieka nuo dešinės. Nu, jis teisinės laiko, tai jam, kaip sakant, galima. Sėtinu, nes netilpsi, tikrai nesigrūsti į tokį tarpą.
Reguliuojamoj suksimės į kairę. Tai ką jau dabar darau po perėjos. Varikiuoju kairėliau, išjungiu. Neužblokuoju sankryžos, reiškia čia sustoju. Nes va šičia dabar ir į sankryžą per tą vidurį čia eina. Ir žalias, tada jau galiu per sankryžą judėti, jeigu matau, kad srautas pradeda judėti. Ir kai jau esu čia, rodau, kad į kairę. Rodiklinis nieko nepraleisiu. Galiu sukti ir į kairesnę, ir į dešinesnę. Jeigu iki dešinesnės nuvažiavau ir netelpu, tarkim, dėl automobilių, rikiuoju į kitą juostą, nes į dešinę čia yra abi juostos. Bet jeigu sukuosi dešinę iš šitos, tada nebegaliu per daug nusikirsti dešinę to kampo. Tai pagal tą priekinę ištisinę, pagal grinai tą zebriuką dvi ištisinės. Su posūkio signalu. Iš Draugystės prospekto į Vilniaus gatvę sukomės, dėl to posūkį ir rodom. Tai buvo sankryža, C formos sankryža, tik į kairę suktis tiesiog čia negalėjo. 50 greitis, tai ten buvo PEM, čia PEM ir čia PEM. Nu, žodžiu, 50. Tiesiai galima važiuoti iš abiejų juostų. Mes, jeigu važiuojam iš šitos juostos, tai nieko keisti nereikės, nes mes esam antra, o ten pirmoje juostoje stovi kliūtis. Jeigu važiuotumėt iš pirmos, ką jūs ir galite daryti, ne? Bet tik, aišku, per punktyrinę liniją, jeigu spėjat sugrįžti. Nes buvo kliūtis, jeigu spėjat sugrįžti, tai per punktyrą. Po to tektų rikiuoti. Tai kaip nori, taip darykit. Aš važiuoju iš antros, nes man ir antrą leidžia važiuoti, o aš matau, kad bus pirmoje kliūtis. Tik laikaus salelės, nes esu antrą juostą, o ne pirmą. Tai jokių važiavimų prie pirmos tada. Tie iš pirmos pas mumis turi surikiuoti, nes jiem nebėra vietos, nes pas jų palieka tik mašinos. Tada mes pasirikiuojam atgal prie krašto, nes punktyrinė linija, o gatvė plati, tai reiškia bortas yra važiuoti tiesiai ir į dešinę, punktyras sukti kairę, greitis 50. Toliau mes darbo dienomis čia turim 40 greitį iki 7 vakaro, bet man jau jisai nebegalioja, o dieną važiuojant tik ne šeštadienį, ne? Tai kai dieną laiko, tai va 40 nuo šitos vietos iki sankryžos ir paskui jau greitis vėl 50. Tai čia 40 ir gaziuką į kalniuką 50. Šiek tiek plačiau nei automobilių galai, bet niekur nereikiuoju į kairę, nevažiuosiu. Prie linijos, jeigu būna, tai tada į kairę turit išsisukti, ne? O čia dar yra į kairę pasukimas. Tada prieš perėję kalniukas, ne, pažiūri perėję laisvą. Jeigu čia pravažiavau, liksiu prie dešinės arba reikiuosiu į dešinę, toliau vėl yra kliūtis. Tai jeigu jūs nematot tos kliūties ir grįšit, po to turėsit reikiuoti. Jūsų reikalas, kaip jūs numatot kliūtis. Jeigu darot dešiniau, kairiau, bet tvarkingai, viskas liuks. Bet jeigu grybą pjaunat, tada nebeliuks. Tai žodžiu, antrą dalimi važiuojat, kol kliūtis būna po dešinę. Į dešinę grįžtat tik tada, kada kliūčių po dešinę nebelieka. Tai aš dabar visą kelią pravažiavau palei punktyrinę po tos perėjos. Nebėra kliūties po dešinę, rodau, kad grįžtų ir grįžtų dešiniau. Reguliuojamai suksiu į dešinę. Dabar čia yra tik viena juosta, aš negalvoju apie tai, kokios juostos yra reguliuojamai. Kai pravažiuoju sankryžą, ištisinės nepaimt po dešinę ir pradedu rodyti, ką noriu rikiuoti tą juostą. Tas va jau žmogiuks nori išvažiuoti, tai aš jį turiu išleisti ir tada pasižiūriu ir rikiuoju. Čia per stotelę, kad rikiuoju jokio skirtumo, nes nėra ištisinė, tai per visą tą stotelę galima rikiuoti. Tik tai negalima ten pradžioj, kur buvo ištisinė juosta. Sukant į dešinę po šonu turiu įvažiavimą į parduotuvę. Tai sukdama į dešinę pradžią darau pagal bortą, po to leidžiu vairui slyst tarp rankų, kad būtų plačiau tarsi per vieną juostą. Tai tarsi viduriuką. Tai va, važiuoju, pagal bortą pasukau kampą, o tada suku, žiūriu, kur tą viduriuką gaudys.
Va čia va po dešinę gaunas, kad yra įvažiavimas į degalinę. Tai į dešinę ne. Va tarsi į viduriuką ir paskui tiesiai 50 greitis. Tai po dešinę palieku 20 zoną, vienpusį Vyšnių gatvę, vingiuotos gatvelės, kuriuose reikia išlaikyti dešinį pakraštį, tai reiškia per sankryžas važiuoti pačiam. Patys turit valdyti, kad būt dešiniau, o ne važiuoti viduriu po to dešiniau. Tai žodžiu, per sankryžas vingiuot. Čia tam rajoniuke yra reikalų. Tai Vyšnių vienpusis, Kalinausko 20 zona, čia šitie video, tai mokinatės iš šonų. O mes dabar esam ant 50 gatvės. Tai mūsų atveju įskaitą baigiant mes reguliuojamai suksim į dešinę, o su regitra dažniausiai čia jau jūs važiuoja tiesiog tiesiai. Tai tiesiai yra ten, kur fūra, ta pati juosta, tik tai pagal liniją, o aš važiuosiu į dešinę, tai aš laikaus palei bortą. Tai tie, kas tiesiai, palei liniją viduriukų varytų, ne? O mes į dešinę, tai reiškia, mes palei bortą ir reguliuojamai į dešinę. Įsisuku, greitis 50 ir tik nuo ženklo, kur greitis 80, tik nuo ženklo didinsiu greitį. Iki 70 jungiam 5 ir paspaudžiam virš 70. Į kalniuką greitį atleidžiu, greičiui nukritus iki 60 pasikeičiu į 4 pavarą ir pakeitus į 4 dar greičio nepaduodu, nuo 50 laikau greitį. Tai 50 nuo šito ženklo. Jeigu perėję matosi gerai, atskirai stabdyti nereikia, tai vat įsitikinat, jog tikrai nėra pėsčiųjų, kai taip saulė spigina, tai šiek tiek sunkiau matyti, tai anksčiau reikia atleisti ir labiau pasižiūrėti. Žiedinėje sankryžoje pirmas išvažiavimas. Tai žinant, kad pirmas nereikia nieko nei galvot, nei ką, viskas vyks po kraštu. Ir primenu, kad visi mūsų žiedai Šiauliuose yra tie, kas privažiuoja šalutinis. Tai jokių būdų neįskrendat į žiedą, turit prasileisti iš kairės. Ir tuos, kas jau yra žiedė, ne? Tai va, aš matau, kad nieko nėra, perėjoje nieko nėra, rodau lauk, suku į dešinę su posūkiu jau. Ir jau grįžtumėme į mokyklą, prie šviesoforo būtų į kairę. Bet kartais, jeigu sunkiau sekės suvažiuoti į dėl eismo sąlygų, tai mes, kai čia prieš tai sukom į kairę, tai čia tiesiog važiuojam tiesiai, tai aš jau grįžimą pasidariau, kad važiuoju tiesiai.
Beje, čia parkingas priekiu į dešinę yra. Nu ir tarkim, aš telpu čia to juostoj, tai aš iš tos juostos, tarkim, važiuoju. Tai dvi tas pačias vietas kitaip tik padarytas dabar bus gerai. Tai pridedam tiesiog trumpesnį variantą įskaitos, kaip viso miesto nebereik paimti, jeigu neišeina dėl srauto suvažiuoti greitai. Tai į dešinę iš pirmos dabar sukuos, ne? Posūkį įjungiu, o va dabar tai jau tik tai palei bortą, nes šalia važiuotų dar vieną juostą. Tik tai į kliūtį, posūkis į kairę, pažiūriu, išsirikiuoju. Nes dvi į dešinę, tada jau skersai išilgai važiuoti nebegalima. Stebim perėję, kairę pusę neįdomu, nes yra dvi juostos, dešinę viduriukas, ne? Tai reiškia, galiu pravažiuoti. 4 juostų gatvėj mes žiūrim tik tai dešinę ir kas jau iš jų įėję. Ir grįžtu prie dešiniau, nes suksiu į dešinę, o prieš tai negrįžau prie dešiniau, nes važiavau tiesiai, o prieki buvo kliūtis. Tai dabar suksiu į dešinę, raudonas, rodau, kai į dešinę sustoju, turiu papildomą lentelę, davažiuoju dešinį kampą, sustoju, praleidžiu juos, praleisčiau apsisukančius, tada jeigu jie sustojo jau tiem žalė, privažiuoju prie perėjos, praleidžiu juos, suku. Jeigu, tarkim, suksit į pirmą, galėjau ir iškart į antrą, tada jau pirmumą turės kas antroji juostoje, išrikiuoju, suksim į dešinę. Jeigu čia būtų kliūtis, grįžčiau per punktyrą, jeigu kliūtis yra tiesiai ištisinė, grįžtu per ištisinį. Tai va dabar per ištisinę suktis galima. Suku į dešinę plačiau negu dešiniai stovintis parkingas, iškart prie vidurio linijos. Nežinau, ar juminai matos, nes čia ta saulė, tai man čia labai nepatink, nepagalvojau, bet, pažiūrėsim, ir reiškia kažkada... Ta prasme, jeigu bus blogas įrašas, tiesiog vakarais nebefilmuosiu ir tada nežinau, kada filmuosiu, nes aš tik tai po darbo prisiruošiu tą padaryti dažniausiai. Nebent koks langas, tai tada per langą dar galima, ne? Tiesiai yra nuo dešiniau, čia kiemas, nerodau nieko ir dabar parodau, kad dešiniau. Tik aišku, jeigu posūkis, tai ir galva. Jeigu rodau posūkį, galvos nėra, kam tą posūkį rodau, jeigu net nežiūriu, kur važiuoju, ne? Tai žodžiu, jeigu posūkiuką rodau, galvikė posūkiu. Tai va, tai apvažiavau tokį mažą ratuką pabaigai, tai ne visada tą įskaitą užbaigiam per visą miestą važinėdami, nes kartais būna toks srautas automobilių, kad tiesiog nespėtumėm tiek daug suvažiuoti. Tai įskaitos ilgis ir kiek ją važiuosim irgi priklauso nuo to, kaip tiesiog sekas važiuoti. Nes gali būti, kad tiesiog pusėte suvažiuojam ir jau praktiškai grįžimas į mokyklą. Įskaitos ilgis, trukmė yra 45 minutės. Tai jeigu jau privažiuojam čia daugmaž į tą rajoną, tai jau toliau tiek toli tikrai nebevažiuosim, nes tiesiog bus per ilgą tą įskaitą ir prisirinksit tiek klaidų, kiek prisirenkat per valandą su pusę. Oi, netakim geriau, kai saulė dinga. Gerai, ir į kiemą rodau posūkį, pažiūriu dešinę viską, pažiūriu, kad koks dviratis net važiuotų, kad nenutrenkt žmonių, ne? Ir įsisuku į kiemą, įsisukus. Jeigu čia būtų mašinų, įsisukčiau va taip plačiau, tada laikaus dešiniau ir išleidžiu iš dešinės, važiuoju palei dešinės mašinas, tik ne į mašiną, palei mašiną, ne? Ir tiesiog jau čia grįžimas ir, tarkim, va, prisiparkuosim automobilį. Sustoju, pasižiūriu ir įsuku į dešinę. Ir jeigu tie juodi atitvarai yra tokie specialūs, tai tiesiog priliečiu automobilio padangą švelniai prie jo. Laisvas rankinis, variklio nejungiat, kol neleidžiu.
nes išjungdami variklį išjungsit įskaitą ir nebus patvirtinta išlaikyta ji ar ne. Tai mano automobilį įskaitos filmavimas baigės tada, kada aš leidžiu išjungti variklį, ne? Tai jūs neišjungiat jo, kol neleidžiu. Tai va, tai kaip ir viskas aišku, tiesiog mokinkitės. O kokia bus situacija, kur stovės kliūtis, kaip tą kliūtį numatysit, kaip tas kliūtis apsivažiuosit, čia jau priklausys tik tai nuo jūsų. Ir nebūtinai žinant kelią, mes teisingai suvažiuosim, ne? Tai tiek. Žodžiu, šiandien viskas. Įskaita baigta. Išlaikiau. Ačiū.